Lankomės Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centre. Lietuvoje tai vienas iš mokymo centrų įgyvendinančių švietimo politiką, teikiančių kokybiškas profesinio mokymo paslaugas, tenkinančių Kauno ir kitų regionų profesinio mokymo poreikius. Su šios įstaigos direktoriumi Večislavu Novikovu kalbamės apie darbo rinkos pokyčius Lietuvoje ir projekto Įgyk paklausę profesiją reikšmę. Šiai dienai pagal tą projektą iš darbo biržos atsiųsta studijuoti 22 bedarbiai būsimieji. Juos mes inicijuojam tą prasme, kad pritraukiam ir mokam akcentuodami pagrindę praktinį mokymą. Teorinis mokymas reikalingas, būtinas tame dalyke, tačiau pirmailiai bedarbis išėjęs iš mūsų pastatų turi tinkamai atlikti tą amatą. Turi sugebėti atlikti darbą gerai tam, kad nereikėtų atėjus į darbo vietą vėl iš naujo mokytis, vėl kažką tai iš naujo studijuoti. Pasak mokymo centro direktoriaus, kalbant apie paklausęs profesijas, Kauno regione statybininkų poreikis tradiciškai lieka pats didžiausias. Tai lemia atsigavusi statybų rinka ir žinoma gerų statybininkų emigracija į kitas šalis. Šiuo metu yra iš tų 22 apie 13 yra statybininkų. Tenais mokosi apdailo darbų, apšiltinimo darbų. Ir likusi darys yra suvirintoje. Pagrindė tarp suvirintojų dominuoja suvirinimas elektra ir dujomis. Tiesiogiai susieta su statybinėm specialybėm, kurie yra šiuo metu gana paklausi darbo rinkoje. Ir darbo birža tai pagrindė ir siunčia pagal rinkos poreikius, kur reikalaujami pagal darbdavių pageidavimus. Ir jie siunčiami yra remiantis būtent trišaliam sutartim. Darbo birža pasirašo sutartis su tam tikrą įmonę ir su mokymo įstaiga ir atsiunčia tą žmogų mokytis, kuris paskui baigęs mokslus būtent atidirbinėja jau tą pagal dabartinius įstatymus 6 mėnesius toje organizacijoje, su kuria buvo sudaryta ta sutartis bendradarbiavimo. Vertinant praėjusius metus, mokymo centro direktorius pažymi, kad geresnės darbo rinkos tendencijos nusimato ir labiau moteriškomis laikomoms profesijoms. Yra galimybė iš ko apmokyti bedarbius, kad juos integruoti į darbo rinką. Ir bendroji suma galima būtų pažymėti, kad darbo rinka gal kažkiek ir atsigauna, nes pradėjo daugėti norinčių mokytis pas mus, norinčių įgyti profesiją. Ir kas džiugina būtent su tom statybom susieta, kas mes, kaip čia mums vis gerinam gerbūvį savo. Norėtųsi dar pažymėti, kad ne tik tas statybais, bet ir su moterim irgi tokios būtent moteriškos specialybės ar amatai kaip siuvėjai, floristai. Vėlgi matosi toks žymus atgijimas, jau pageidauja būtent su tom specialybėm. Projektas Įgyk paklausę profesiją įsilieti į darbo rinką padeda ir ilgus metus emigracijoje gyvenantiems lietuviams. Jolanta Žentelienė po 5 metų darbo Danijoje grįžusi į Lietuvą nusprendė baigti floristės kursus. Emigracijoje moteris prižiūrėjo ir augino lauko gėles. Jai tai patiko, tad grįžusi į tėvynę nusprendė pagilinti savo žinias, įgūdžius ir įsidarbinti floriste. Nors kursus Jolanta lanko dar neilgai, tačiau jau šiandien su užsidegimu pasakoja savo pirmuosius įspūdžius ir mokymo centre išmoktas pamokas. Viskas darbas su gėlėm, gyvomis gėlėm labiausiai. Patiko žvakės lieti iš smėlio. Viskas patiko, atvirukus darėm, vokelius darėm iš sausų gėlių. Viskas patiko. Įdomu, prasiplečia akiratis. Daug ką sužinojom, ko nežinojom. Pasak pašnekovės, tokie projektai kaip šis padeda žmonėms įgyti naujų profesinių gebėjimų ir yra labai vertingi, nes dažnas savomis lėšomis baigti tokius kursus neturėtų finansinių galimybių. Štai galimybėmis mokytis siuvėjos amato susigundė ir kaunietė Dovilė Aleknavičienė. Vienoje aprangos bendrovėje daug metų dirbusi parduotuvės vadove, išėjusi motinystės atostogų, Dovilė suprato, kad kurti drabužius jai arčiau širdies. Tad žingsnis po žingsnio pradėjo įgyvendinti savo svajonę. Tiesiog auginau vaikelį ir sugalvojau lankyti trumpalaikius siuvėjų kursus, ten kartą per savaitę. Jie pasibaigė ir mane labai sudomino. Tada kreipiausi į darbo biržą teritorinę ir man pasiūlė čia mokytis. Esu labai patenkinta.
noriu tobulėti. Draugė su kitomis moterėmis ir merginomis Dovilė stropiai mokosi Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centre siuvėjos amato. Nuoširdžiai priima kiekvieną jai skirtą pamokymą ir kukliai sako, kad iki tobulumo dar ilgas kelias. O iki profesionalumo tai dar labai toli ir daug darbo. Ir šiaip labai atidu, labai daug kantrybės reikalauja. Atidumo, laiko, šlėto. Pas mane viskas turi būti greitai. Tai vat šito išmokau, biškį lėčiau, truputį viską atidžiai. Bet šiaip darbas turėtų būti priskiriamas prie daug svarbesnių negu yra Lietuvoje. Nes nėra Lietuvoje gerai mokamas, o darbo labai daug įdedama yra visą šitą. Ir nors pati Dovilė teigia, kad darbas nėra iš lengvųjų, o uždirbami pinigai ne patys didžiausi, tačiau ji nenuleidžia rankų, mokosi mylimo darbo subtilybių ir jau pusę lūpų užsimena apie ateities planus. Turiu planų. Dabar netgi greitai gal ir bus jau sužinosit, bet šiaip turiu planų. Norėčiau kurti savo kolekciją vaikams daugiau. Labai dėlioju dabar atidžiai tas mintis ir galbūt pavyks, jeigu pataikysiu į rinką. Turbūt svarbu stengtis, dirbti ir ištikus pirmai nesėkmiai nenuleisti rankų, tuomet viskas įmanoma ir įgyvendinama. Štai Andrius Sadauskas iš Kaišiadorių, prieš tai dirbęs įmonėje atliekančioje aukštuminius darbus, šiems sumažėjus liko be darbo. Vyras kreipėsi į darbo biržą, kurioje buvo pasiūlyta įgyti naujų darbinių įgūdžių dalyvaujant projekte Įgyk paklausę profesiją. Prasidėjo renovacijos, mažėjo darbų, viskas, tada teko išeiti iš tos darbovietės, atėjau darbo biržą Kaišiadorių ir man kaip tik pasiūlė šitos kursus eiti suvirintojo. Aš pagalvojau, kažkaip tai įdomu buvo, noro buvo didelio ir bandom dabar, mokinamės. Suvirintojo profesija šiuo metu Lietuvoje labai paklausi ir nors darbas iš pirmo žvilgsnio atrodo gana lengvas, taip nėra. Tuo įsitikino ir pats Andrius. Po truputį mokinamės, stengiamės kažką išmokti, viskas mokinamės. Tai yra, įsitikinau, kad tai yra sunki specialybė, iš tikrųjų tikėjausi, kad žymiai lengviau bus, viskas reikia įdėti daug darbo, viską, kad pastangų, kad kažką pasiekti. Suvirintojo amato besimokantis jaunas vyras mato perspektyvas, nori dirbti ir džiaugiasi, kad yra nemokamos galimybės įgyti naują profesiją, ateityje leisiančią užsidirbti skalsesnį duonos kąsnį.